Pasibaigė pusmetį trukusi akcija Tūkstantmečio žiedas, kurios metu įvairiose pasaulio šalyse gyvenantys lietuviai buvo raginami rašyti vilties ir meilės laiškus Lietuvai. Jos organizatoriai džiaugiasi, kad sulaukė 1000 originalių laiškų, sveikinimų bei piešinių. Juos žadama išsaugoti ateinančioms kartoms. Prieš pusmetį prasidėjusi kilni akcija Tūkstantmečio žiedas vilties ir meilės laiškai Lietuvai sulaukė išskirtinio dalyvių dėmesio. Jos organizatoriai gavo gausybę originalių sveikinimų, specialiai šiai progai sukurtų eilių, prasmingų laiškų ar piešinių iliustruotų nuotraukomis, kuriuose po visą pasaulį išsibarstę tautiečiai išreiškė savo lūkesčius ir palinkėjimus gimtajai Lietuvai. Jauniausias dalyvis yra 1 metų vaikelis, kuris nupaišė gėlytę iš šeimos ir vyriausias yra 96 metų senukas. Tai va, žodžiu, didžiulis amplua, labai daug jaunimo iš įvairių pasaulio šalių. Laiškai atėjo iš Kanados, Australijos, Amerikos ir tikrai labai džiugu visą tai sudėti vieną vietą ir turėti tokį kaip šviesos banką, vilties, meilės, šviesos palinkėjimų banką. Simboliška, kad Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio proga sulauktų ir 1000 laiškų. Šie kūriniai keliavo po Lietuvą, žadindami tautinį ir dvasinį atgimimą. Tai yra kaip grandininė reakcija, tiesiog sklinda šviesa iš širdies į širdį. Ir tokių akcijų mums iš tikrųjų labai trūksta ir tokių minčių. Aš tiesiog šito esu sužavėta. Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius Šiluvoje vykusių atlaidų metu palaimino gautus laiškus ir jų autorius. Tačiau šią akciją suvienijo ne tik tuos, kurie savo mintis išguldė popieriuje, bet ir 1000 žmonių, kurie šią kilnią idėją palaikė maldoje. Mes turime prisidėti meilę, viltimi ir gražia mūsų brangios tėvynės ateitim. Taigi ta malda už Lietuvą ir Lietuvos vardo 1000-metis. Toks gražus gimtadienis pirmą kartą paminėtas, tai ir gimė širdyje kažką pasakyti pačiam savo ir kitiem, kad išgirstų. Kaip teigia akcijos organizatoriai, visi gauti laiškai, tapę istoriniu ir unikaliu pozityvios minties memorandumu, bus išsaugoti ateities kartoms. Manoma, kad jie išskirtinę vietą atras Maironio lietuvių literatūros muziejuje. O kitąmet planuojama išleisti knygą, kurioje bus įamžintos ne tik šios, bet ir kitų Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui skirtų akcijų akimirkų.